Sveiki, šiandieną Jūs norėčiau pakviesti melstis su Dievo žodžiu ir kaip tik esant mūsų vienuolyno sode, norėčiau Jums perskaityti Morkaus Evangeliją 12 skyrių nuo 1 iki 12 eilutės, o vėliau girdėsime trumpą meditaciją ir kelias įžvalgas. Ir pradėjo Jėzus kalbėti jiems palyginimais. Vienas žmogus įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą ir pastatė bokštą. Paskui išnuomojo jį ūkininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus metai jis nusiuntė pas ūkininkus tarną atsiimti šį ūkininkų savosios vaisių dalies. Tie pačiupo jį, sumušė ir paleido tuščiomis. Tuomet jis vėl nusiuntė pas juos kitą tarną, o tie jį sužeidė į galvą ir iškoneveikė. Jis pasiuntė dar vieną, bet tą jie nužudė ir dar daugelį kitų tarnų, kurių vienus jie primušė, kitus nužudė. Dar vieną turėjo mylimąjį sūnų. Ji nusiuntė pas juos paskutinį, sakydama savo, jie drovėsis mano sūnaus. Bet ūkininkai ėmė tartis, tai įpėdinis, eime užmuškime jį ir mums atiteks jo palikimas. Ir nutvėrė nužudė jį ir išmetė laukan iš vynuogyno. Ką darys vynuogyno savininkas? Jis ateis, išžudys ūkininkus ir atiduos vynuogyną kitiems. Ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Anie suko galvą, kaip jį suimti, tačiau bijojo minios. Mat suprato, kad palyginimas buvo jiems taikomas, tad palikę jį pasitraukė. Taigi dabar kviečiu Jūs apmastyti Morkaus 12 skyriaus nuo 1 iki 12 eilutės teksto žodžius. Iš ties mes čia matome, kad šiuo alegoriniu palyginimu Jėzus duoda raktą visai Izraelio tautai ir taip pat kiekvieno atskiro žmogaus pirmavyzdžiui suprasti. Joje susikerta, bet nesusitinka Dievo ištikimybė ir mūsų neištikimybė. Visuomet yra siūloma jo meilė, atsiduria priešais mūsų atkaklaus atmetimo sieną. Ir į didėjantį jo gerumą atsiliepiame stiprėjančių savo blogiu. Atrodo, ši meilė yra vis labiau ir labiau nelaiminga. Be sėkmės galimybės, atrodo net pražūtinga ir vis tik turinti blogą pabaigą. Bet viešpats mūsų akise išties atlieka nuostabų darbą. Ir kame jo darbo nuostabumas? Tai yra kryžiaus slėpinys, kuris išties nugali blogio viršūnę, padaro didžiausio gėrio dovana. Tai štai čia yra didysis paradoksas, kad kryžius tampa didžiausio gėrio dovana, kuris dovanoja naują žvilgsnį, naują matymą ir naują įprasminimą. Taigi mes jį nužudome atimdami gyvybę, o jis mums leidžia gyventi, dovanodamas savo gyvybę. Ir kas tai gali padaryti? Tik Dievas. Arba tai gali taip pat padaryti šventieji kankiniai, šventosios moteris, kurių taip pat mes turime šventųjų ir palaimintųjų tarpe, kurios renkasi dovanoti gyvybę, nors jų padovanoti savo gyvybę, pasirenkant dovanoti gyvybę įsčių vaisiui. Ir mes tokių palaimintųjų turime. Tai Chiara Luce, kurios knyga taip pat yra lietuvių kalboje, kuri troško susilaukti kūdikio ir jos pirmasis ir antrasis nėštumai buvo tragiški ir kupini kančios ir nesusilaukė vaikelio santuokoje ir galiausiai trečiojo kūdikio
laukimasis, kai jinai susirgo vėžiu ir gydytojai patarė darytis chemoterapiją, bet jos atsisakė, kad nepakenkti įsčių vaisiui. Ir jie pavadino jį Pranciškumi, pranašingai gan, dar iki popiežiaus Pranciškaus išrinkimo. Ir mes matome nuostabios moters liudijimą kartu su vyru. Išties jie pasirinko ir ji galiausiai priėmė sprendimą dovanoti kūdikiui gyvenimą. Be abejo, dėl pavėluotos chemoterapijos ji mirė, bet jie abu su vyru parašė nuostabų laišką savo vaikeliui, kuris buvo dar kūdikis, kad kai užaugtų, galėtų jį perskaityti nuo savo mamos. Taip pat turime dar kitą šeimą, kur moteris gydytoja būdama taip pat laukėsi vaikelio ir jai buvo patartina darytis abortą, bet ji jo atsisakė, kad išgelbėt savo gyvybę, ir galiausiai pasirinko suteikti kūdikiui gyvenimą. Ir taip pat yra palaimintoji viena italė, tik dabar pamiršau jos vardą. Tai šties mes turime kankinius ir palaimintuosius, jų gyvenimą, kuris yra pavyzdys mums, kaip kryžius yra ne pražūtis, bet yra gyvenimas, dovanojantis gyvenimas. Ir iš kur tai mes galime semtis tokių jėgų? Tik iš Kristaus kryžiaus. Ir šis evangelinis palyginimas, kurio naudojasi Jėzus apie tarnus, kurie yra žudomi, išties parodo, kad mūsų nedorumas nesugriauna Dievo plano. Taip, sakys apaštalai, kreipdamiesi į tėvą, šitame mieste iš tiesų susibūrė Erodas Poncijus Pilotas su pagonimis ir Izraelio gentimis prieš tavo šventąjį tarną Jėzų. Tačiau galiausiai net nežinodami jie įvykdė tik tai, kad tavo galia ir valia buvo iš anksto nusprendusi. Čia yra iš apaštalų darbų 4 skyriaus 27 eilutės. Taigi visas mūsų ir mūsų istorijos blogis ne tik nesugriauna Dievo plano, bet jį įvykdo pačiu nuostabiausiu būdu, parodydamas jo galią, kuri niekas kita kaip gailestingumas. Ir mes matome nusidėjėlių atsivertimus, savo šeimos narių atsivertimus, kurie tampa nuostabiu liudijimu, kad Dievas pranoksta nuodėmę. Tai prisiminkime savo artimuosius, o gal net ir savo gyvenimą, kaip Dievas pranoko mūsų nuodėmę, nors mes ir žudėme, ir atsisakėme gėrio tų tarnų, kuriuos Dievas mums siuntė, kurie liudytų mums apie jo artumą ir jo meilę. Bet galiausiai atėjo momentas, atėjo tas plyšys, širdies plyšys, kur galėjo įsisprausti Dievo gailestingumas ir įsigerti į mus. Ir tai yra Dievas, tik Dievas taip gali padaryti. Tad šlovinkime jį. Taigi žmogaus galia daryti blogą iš gero, o Dievo gerą iš blogo. Jis norėtų kitaip, bet gerbė mūsų laisvę. Tačiau yra Dievas būtent todėl, kad sugeba mūsų vargingumą pripildyti savo gailestingumu. Mūsų atmetimą paverčia nesąlygiškos savo meilės pasiūlymu. Kryžiaus pergalė neišvengiamas susirėmimas tampa lemiamu susitikimu, o Dievo turtų ir išminties ir pažinimo gelme, kuri visus įkalino neklusnume, bet visų pasigailėtų. Tai yra iš laiško Romiečiams 11 skyriaus 33 ir 32 eilutės.